Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo su Žalgiriu žiūrovom. Šiandien pavasaris, graži diena tokia ten yra ir šiek tiek pakeisim savo formatą, kad tokį pavasario dieną pakalbėti apie tokią pavasarinę nuotaiką ir pakalbėti būtent apie meilę, kada pavasaris meilės metas. Ir turim tikrai šiandien puikius svečius, istorikus, tai būtent mūsų istoriką, etnografą, turbūt reikėtų taip pristatyti, gerbiamą Libertą Klimką ir istoriką, puikiai pažįstamą ir Lietuvai, ir ypač varėniškiam, tai Tomą Baranauską, profesorių. Ir čia mes paskutiniu metu, kas paskatino, turėjom kažkada labai kovo 8, tokia, kada kalbėdavom apie moteris, apie meilę ten yra, po to turėjom vasario 16, buvo labai intensyviai mums ten skatinama švęst, o pasirodo, kad šitam globalizacijos procese kažkaip pasimiršta, kad mes turėjom ir savo, ir meilės deivių, ir meilės šventovių, ir kas įdomiausia, kad tai buvo Varėnoje, ten yra būtent šalia Perlojos yra Mildupio upelis, kuris išteka iš Ašarinio ežero, ir ten dar net tarybiniais laikais, kada ten lyg tai mažiau tuos dalykus šnekėdavo senieji perložiškiai, tiesiog iš kartos į kartą pasakodavo, kad ten buvusi lietuvių, senovės lietuvių šventa vieta. Tai kadangi jau po to pagal tos hidrovardžius, kad Mildupis, Mildos upė ir ten išteka iš Ašarinio ežero, kuris irgi ten tam tikras sąsajas galėtum rasti. Gerbiamas Libertai, kas čia buvo gegužės 13 Mildos diena? Jūs, pradėkim nuo jūsų, kas čia tokio per... Na, iš tikrųjų dabar toks metas gamtoje, kad svaigina kvapai ir žiedai byra jau. Tikrai labai gražus ir ypatingas metas, tas gamtos atbudimas. Ir atbunda jausmai, tai natūralu turbūt labai, kad visose pasaulio religijose būta tokių dievybių, kurios globoja santuoką, šeimą ir žinoma tuos švelniosius jausmus, kurie prabunda tarsi pavasarį. Tai štai iš tikrųjų Lietuvoje irgi turbūt buvo mūsų tradicijose, mūsų etnokultūroje tokių dienų, kurios labai tinka tiem švelniems jausmams išsakyti, išreikšti. Ir aš galėsiu keletą paminėti. Bet pirmiausia, žinoma, ką žiniasklaida yra pagarsinusi, tai yra Mildos diena, gegužės 13 arba birželio 7, taip pat gražioji vasaros pradžioje. O kodėl būtent birželio 7, dėl 13? Šitos datos buvo ganėtinai atsitiktinai parinktos, kada prieškariu buvo lietuviški kalendoriai sudarinėjami, o beveik kiekvienas periodinis leidinys tokius išleisdavo kalendorius, tai žurnalistai norėjo įterpti jos tautinius vardus. Ir aišku, iš moteriškųjų tas vardas pakliuvo, nes jį buvo išpopuliarinę visų pirma Narbuto raštai. Jis net 2 variantus ten apie Mildą ir jo šventovę, vieną Vilniuje, kitą Kaune, yra parašęs, paskui Kraševskis tą pakartojo jo žinią. Bet čia šiek tiek įsiterpsiu, vis tik tai Narbutas tai yra praktiškai prie pat Varėnos, Baltarusijos pusėje, Nuočioje yra palaidotas. Dubičiuose ten yra žuvęs jo sūnus, Liudvikas Narbutas, Toreodoras, čia visai netoli būtent, bet jis... Taip yra kraštietis Varėnos krašto. Bet apie Perloją nerašo, apie Kauną, apie Vilnių. Ne, jis rašo ir toks įdomus užminimas. Jis antikos raštuose rado, kad buvo tokia nimfa, Aleksota. Ir jam iš karto šovė mintis, kad štai su Kauno priemiesčiu Aleksotu, su garsiu priemiesčiu, kuris net kurios enciklopedijose minimas, pavyzdžiui, kaip Minkovskio gimtinė ir jaunystės miesto priemiestis toksai. Tai štai iš to jis padarė išvadą, kad ten turėjo būti Mildos šventvietė, kuri buvo pagerbiama taip, kad štai būtent pavasarį.
Tai tokia yra trumpa istorija. Ir dar paskui maža to, dar Narbutas pamini, kad štai architektai manė, o architektai to meto, jo amžininkai, tai buvo Gucevičius, tai buvo Šulcas, taip, kad štai buvo kažkoks tai dokumentas, kuris mini, kad Antakalny buvusi Mildos šventykla. Šiaip įdomu, kad kitose vietose minima, kad Panteonas netgi buvęs Antakalnyje, ten, kur dabar mūsų baroko perlas pastatytas, Šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčia. Tai, įdomu, čia jau aš kaip astronomijos istorikas turiu pasakyti, kad jeigu iš Vilniaus pilies mes žiūrėsime, kaip Saulė teka rytmetį, tai per vidurvasarį, kaip tik Saulė pateka virš Antakalnio šventyklos. Toks įdomus pastebėjimas turbūt, nes gamta kartais padiktuoja ir architektūrinės idėjas, ir parinkimą tų vietų, kurios išskirtinės yra žmonėms. Tai štai apie Mildupį grįžtant, tai iš tikrųjų vienintelis upėvardis toks su Mildos vardu susijęs yra ir, aišku, romantiškos sielos iš karto susieja šį pavadinimą su tariamu kunigaikščiu Perliumi, kuris įkūręs tariamai Perloje, taip, ir tada ten ir meilės istoriją nesunku sugalvoti, nes Mildupis teka. Šiaip Mildos vardas dar kai kuriuose tokiuose etnografiniuose tekstuose paminimas kaip Mildvinis. Ir manoma, kad tai yra pavasario sula, kuri taip, reiškia, nudžiugindavo žmonės. Tai gamtos tie syvai. Tai žodžiu, ir dar jau prūsiškose kalendoriuose vienas iš mėnesių, būtent balandis, yra paminėtas kaip Mildvinio mėnuo. Taigi, bet tokių užuominų su Milda yra, bet jeigu tokiu etnografiniu požiūriu panagrinėt, tai iš tikrųjų lietuviai turėjo gal ne tuo pavadinimu, bet labai tokia šventės reikšmingas. Pirmiausia, minėtina turbūt būtų Juozapinių diena arba Pempės diena. Ir manoma, kad tai buvo merginų tokia šventė, kad jos reiškia, rūpindavosi savo gėlių darželiais, o tai yra tam tikra reprezentacija savo kaime, kaip mergina rūpinasi ir grožiu, ir jaukumu, ir kokia darbšti yra. Tai viena labai svarbi diena. Beje, beveik sutampa su pusiaugavėniu. O per pusiaugavienį sakydavo, kad miške vienas iš lazdynų krūmas pražįsta raudonai žiedeliais tokiais. Ir kas tą žiedelį randa, o jis labai trumpai žydi. 12 dienos tik tai. Tai gali bet kurią kaimo merginą prisivilioti tą žiedelį, kur nors užmetęs ją už rūbų. Taigi va, o toliau kita diena, tai yra sekminių antroji diena. Ir tokia kaip šiandien. Kaip šiandien ir kaip sekminių antroji diena, tai buvo jau Aukštaitijoje labai tokia mėgiama diena, nes merginos susirinkdavo ganydamos karves, nes piemenėliai šiandien ilsisi, jiems išeiginė, nes reiškia, sekminės tai piemenėlių šventė būdavo, tai merginos dainuodavo pačias gražiausias mūsų, pačias lyriškiausias meilės dainas. Ir tada ateidavo vaikinai su muzikos instrumentais ir prasidėdavo tokia pobūvis gamtoj, gražioj žydinčioj gamtoj, kuris baigdavosi tokiu netikrų vestuvių žaidimu. Ir ten dar labai yra įdomių apeigų. Gerai, bet biškį dabar šitas suteiksim Tomui, dar tai šitas turėsim vis tiek užėjimą, dar pakalbėti. Gerbiamas Tomai, kadangi jūs ten viduramžius, tos mūsų Lietuvos studijuojat ir
ir labai daug esate tyrinėjęs ir publikacijų pareiškęs, bet kada kalbama apie tokias istorijas, meilės vis tik tai iš mūsų monarchų, iš to laikotarpio, šiek tiek gal vėlesnio, tai bene garsiausia būtų Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės istorija. Ir kadangi yra fiksuota, kad Barboros buvimas tiek Valkininkuose, tiek Merkinėj, Žygimanto Augusto, tuo labiau, kad visą laiką Merkinė, jinai, kaip pasakyti, kiekvieną kartą reikia pakartoti žmonėm, kad tai buvo miestas, nes tai daug kas suvokia kaip bažnytkaimį ir ten lygina, bet tuo metu ten praktiškai visi istoriniai įvykiai, visi istorinės asmenybės, jeigu kažkokiam kely, jos visada aplankydavo tą Merkinę ir va čia ta mūsų pati žinomiausia Lietuvoje romantiškiausia karalių meilės istorija, ką čia galėtų būtent tose vietose. Kaip, čia gal nesakyčiau ne tai, kad paliūdėta labai, bet tai yra, Merkinė yra toks punktas kelyje iš Vilniaus į Lenkiją. Ir kadangi mūsų valdovai apskritai buvo, nuo Jogailos pradedant, ypač nuo Kazimiero Jogailaičio, kartu ir Lenkijos valdovai, tai aišku, jie čia dažnai keliaudavo per Merkinę, per Varėną, Valkininkus, Rūdininkus ir iki Vilniaus, Trakų iki Vilniaus. Šituo maršrutu su tam tikrom variacijom jos būdavo, bet Merkinė taip pat buvo tam tikras punktas. Tai štai dėl... Ir kita vertus, žemės čia nelabai derlingos, miškingos, tai tinkama vieta medžioti. Tai dar Vytautas čia, kaip anksčiau esam kalbėję, turėjo labai svarbų medžioklės dvarą Varėnoje. Vėliau gal ten kiti valdovai ne tiek smarkiai akcentavo būtent šitą dvarą, bet visam tam ruože Varėnos krašte vis tiek medžiodavo. Tai va, o Žygimantas Augustas, jis irgi pasižymėjo ypač to, kad labai mėgo medžioklės. Tai sakoma, kad 1546, ten 220 panašiai dienų praleido medžioklėse, vadinasi, didžiąją metų dalį. Todėl taip ilgai kelionė užtrukdavo į Krokuvą. Taip, jis, sakykime, taip valstybės reikalais, ne tai, kad visai buvo apleidęs, bet taip, sakykime, nustūmęs truputį į šalį pramogų ir medžioklį ir visų kitų reikalų naudai. Tai va, Čia, jeigu kalbant ar pradėti šiek tiek nuo Vytauto, kas jau yra, tai vis tik tai Vytauto žmona Ona, jinai yra iš Eišiškių, čia 30 km nuo Varėnos. Jie ten, žiūri, dar istorikai ir dabar ten ginčinasi. Jie pradžioje jinai buvo vadinama kaip Sudimantaitė, bet po to aiškina, kad čia Eiškaitė jos pavardė ir Eišiškių būtent pavadinimas, tas irgi iš Eiškos. Eikščio, taip. Eikšys ar Eikša, žodžiu, buvo toks veikėjas 14 amžiuje. Ir matyt, jis ir įkūrė tas Eišiškės, arba Eikšiškės, kaip jau vadina ankstesni šaltiniai. Tai, o Onos bent jau brolius Sudimantas yra iš Vesiskėno, tai tapatimas su Eišiškėm, tai kaip susijęme, kad Eišiškės įkurtos Eikšos arba Eikščio. Ir iš čia, matyt, tas giminės lizdas, iš kurio ten Vytauto žmona Ona ir Sudimantas kilė. Ir praktiškai vėl visa meilės istorija, taip būtent su Varėna ir susijęs su tom apylinkėm. Bet grįžtam dabar prie Barboros ir Žygimanto Augusto. Tai Barbora, yra žinoma, kad jį vėliau jau, kai tapo Žygimanto žmona ir išvyko į Lenkiją, ten Lenkiją ir kartu su Žygimantu yra medžiojus. Vadinasi, palaikydavo jam kompaniją, net ir medžioklės, tokias nėra galbūt moteriškas užsiėmimas, bet jie šitą dalyką darydavo. Tai galima gal tokia prielaida, kad dar galbūt kitų slaptų vedybų 1547 vasarą, čia maždaug tas datuojama, kad ji galbūt galėjo palaikyti ir medžioklį Žygimantui Augustui kompaniją ir ta medžioklė labai tikėtina vyko kažkur Varėnos krašte.
Apie valkininkus ir karalienės bonos ten yra minima, kad bet kokiu atveju čia buvo tos vietos, kur vykdavo medžioklės tradiciškai šito Vilniaus būtent Tai čia buvo tokia valdovams gana dažna, įvairios vietos tame krašte, nuo Rūdninkų iki Merkinės, iki Birštono ten ir taip toliau, tokios labai tokia plačiaja prasme ta zona, aišku, ir Varėnai skaitant pačią. Tai va. Supratau. Gerai, dabar Libertai grįžtant prie jūsų ir va šalia to, kad labai norėtųsi išgirsti, sakykime, jeigu ten buvo kažkokia meilė šventovės, mildos ir ten šventa vieta, sakykit, kaip visas tas garbinimas ar tradicijos ar kažkokie šventimai vykdavo apie šitą, pamėginti papasakot, kaip tai. Kažkokius aidus iš tų senųjų papročių mes matome jau tradicijose mūsų. Ir kai ką išliko, ką aš paminėjau tą merginų dieną, kada darželiu buvo rūpinamasi. Antroji, reiškia, tai mano paminėta diena sekminių, įvadinama buvo rytagonių dainos ir rytelis Aukštaitijoje. Tai merginų tos dainos, kurios atliepia tą gamtos suvešėjimą. Tai labai tinka tokiai matyti, kažkada yra apeiginiams dalykams buvusiems. Nu ir pagaliau yra Gegutės diena dar, kada jau istoriniai šaltiniai paminė, nėra seni, Liudviko Jucevičiaus aprašyta, ta Gegutės šventė yra, kada pirmą kartą Gegutę užkukoja, tai jaunimas rinkdavosi į vakaronę. Ir kiekviena mergina įsirinkdavo savo 3 brolelius. O tie 3 broleliai, tai jos turėdavo būti pagelbininkai arba net gal istoriniais laikais ir saugotojai. Tai viskas yra susijęs su tais meilės dalykais ir iš tų 3 brolelių turbūt vienas, kuris tapdavo ir artimesnis. Turbūt. Tai čia jeigu sudėliotumėm šitos papročius ir dar prisimintumėm kai kurios jaunimo žaidimus, kurie vykdavo tarpušvenčių arba vėliau tuo laikotarpiu iki užgavėnių, tai ten tie žaidimai turi labai tokią įdomią, gražią tokį bendravimo prasme, kad jaunimas arčiau viens kitą pažintų. Ir ten įdomu, kad sakoma, kad tai yra susiję tie žaidimai su gervele. Ir tada reikėtų vėl atsiversti mūsų dainyną ir pažiūrėti, kaip gervė yra mūsų dainose paminima. Ir aiškėja, kad gervė yra meilės dievaitės inkarnacija tokia, jos įvaizdis. Ir prisimintumėm, kaip gervės pavasarį mums atneša į Lietuvą su savo šokiais, tais, kur ne vienas paukštis neturi tokių gracingų apeigų meilės. Tai štai viskas, reiškia, ir klostosi, kad tose dainuose paminėta gervelė, kuri atskrenda į Rūtų darželį, taip yra meilės deivės, galima sakyti, ir Mildos tuo pačiu įvaizdis. O, sakot, įvaizdis, ar buvo kažkur tai vaizduojama, arba ten kažkokios tai fiksuota, kaip tas buvo, Mildos, ar ten pavidalo, ar jeigu ten garbina, ar kažkoks tai stabas, tiesiog nežinau, ar jų iš viso nebuvo? Taip, galim pamatyti, pavyzdžiui, per užgavėnes. Yra vienas iš personažų užgavėnių, tai yra gervė būtinai. Ir turi labai tokią įdomią žaidybinę funkciją, ta gervė. Ogi ką, jis su savo snapu pažnaibo merginas netekėjusias. Ir sako, va, jau jums laikas tekėti. O štai Vidurio Lietuvoje dar yra išlikęs toks paprotys, kad gervių net būrelis lankydavo atskiras sodybas, kur yra netekėjusių merginų. Ir išeidamos iš tų sodybų numeta plunksną. Sako, skriskim kartu. Kur skriskim? Iš tėvų namų. Jau laikas apie tai pagalvoti. Supratau. Gerai, Tomai, grįžtant prie jūsų, kadangi vėl kalbam apie
Ir pamenu, kad teko skaityti visai kitam kontekste. Knygoje Upinis bebras, ten tiesiog buvo knyga apie gamtą, bet buvo išrašas iš tam tikrų ten senųjų rankraščių, kad štai Barbora Radvilaitė, būdama merkiniai, valgė bebrą. Ten yra. Nežinau, kiek ten, sakykime, ir iš kur tas buvo paimta, bet man tas dalykas šiek tiek užkliuvo, kad ir galų gale visur turbūt fiksuotas tas dalykas, kad Žygimantas Augustas, eidamas paskui mirusios Barboros šitą kūną, kad lydėta jinai pagal jos valią į Vilnių, vėl merkiniai buvo priimti tų miestiečių, sutikti, pagarbinti, vis tik tai karaliaus atvykimus. Na tai nežinau, iš kur tas bebras čia atsirado valgomas. Irgi, nes aš tai čia yra... Upinis bebras yra tokia knygutė, bet ten yra... Taip, gal čia yra ir tam tikrai išmaišiu, kad Barbora Radvilaitė labai tikėtina, kad vyko per Merkinę, ten 1548 metais iš Vilniaus keliavo į Lenkiją pas Žygimantą Augustą ir galėjo ten sustoti, nes čia visgi kelias tas į Lenkiją. Tai ir aišku, kad jeigu sustojate ir kažką valgė, bebrą ar ne bebrą, sunku pasakyti. Tai va, bet ir atitinkamai vėlgi, kadangi tai yra tas kelias, tai tikėtina, kad Žygimantas Augustas, lydėdamas jos karstą 51 metais į Vilnių, čia irgi turėjo praeiti per Merkinę ir apskritai Varėnos kraštą. Tai, na, dėl Merkinės tai dar yra vienas toks dalykas, nu, susijęs su Barbora Radvilaitė, tai va štai čia yra tokia knyga, Raimondas Ragauskinas Barbora Radvilaitė, ir jie čia kaip tik datuoja tą slaptas vedybas kažkur tai 1547 metų Liepos mėnesį ir tokį indikatorių mato Liepos 24-25 Žygimantas Augustas dovanojo valdų Barboros Radvilaitės patikėtiniams. Tai vienas iš tų patikėtinių, Stanislavas Daveina, gavo Merkinės valsčiuje Astravą, tokia dvarelį. Bet dar su Merkinė susijus labai garsi, tai būtent Vladislovo Vazos karaliaus mirtis. Tai praktiškai vienintelis karalius, kuris mirė būtent Lietuvoje. Nu, turint jeigu taip LDK vadint, ne dviejų tautų respublika, tai vienintelis valdovas, kuris čia miręs ir čia palaidotas yra katedroje. Ir vis tik tai jo ta meilės istorija ten, nes praktiškai iš tų senų net liaudies dainų, kur yra kažtai miršta karaliūnas, ten miestelio vidury ten yra ten tokio, ir niekas iš pradžių neįsigilindavo, kol nebuvo išaiškinta, kad šita liaudies daina yra apie karaliaus mirtį, kuris buvo, nu, bent jau buvo pateiktas taip, kaip jau labai toks, pats demokratiškas, bet kokiu atveju ir pajutęs, kad miršta, šiuo atveju ant Jadvygos Luškovskos savo mylimosios rankų buvo jo valia išneštų, kad jį į gatvę ir žmonės matytų, kad karaliai miršta kaip visi žmonės, bet vat apie jo, tas Vladislovo Vazo atsiradimą Merkinėje, tai irgi taip susijęs su tam tikrom istorijom. Na taip, tai jūs čia rašėte, tai šitą, nu tai jis apgyvendino tą savo meilužę, Jadvygą Luškovską, kurios negalėjo vesti, nes jis iš žemos kilmės, kaip ir buvo. Tai Merkinėje, ten jos vyrą apgyvendino, nu, kurio formaliai sudarė. Tai Merkinė kodėl? Tai dėl to, kad ten to kelio, kuriuo dažnai jis važinėja, tai kad galėtų aplankyti. Nes jeigu kur nors kitur būtų, tai reikėtų jau ten specialiai sukti į kažkokią tai... Ar ne medžioklės metu jis buvo persišaldęs ir tai viena iš mirties priežasčių buvo. Bet ten dar daugiau yra, ten paminėtas netoliese esantis Mardasavo kaimas, kuriam buvo būtent medžioklės dvaras. Ir ten irgi daug labai dalykų, nes pavyzdžiui, po Vazos mirties, kada vyko didikai iš visų jų, taip ten Mardasavo dvarėje buvo apgyvendinti, net nakvojo, yra fiksuota. Ir, sakykime, Jadvygos Luškovskos, kuriais Vazą įdarbino
formaliai aptekino už seniūno merkinės, bet tuo metu visi dokumentai būtent jo tos gyvenimo draugės, nežinau kaip įvardint, Jadvygos Luškovkos yra pasirašyti ir savo valdingumu, ten kaip prašo ir daug kas iš tų merkiniškių, kurie tyrinėja istorikų, tai pasakė tai, kad praktiškai po Vazos mirties ją tiesiog kaip pasakyti, ištrėmė į Mardasavą, kad jos ten nebūtų ten merkinės dvare, nevaldytų. Tai va ten daug tokių įdomybių. Tai tiesiog, sakau, apgyvenimo, kur lengva aplankyti. Bet šitai, tas 16-17 amžiaus klostosi tokia nuostata, kad karalius negali vesti žemesnės ten kilmės žmonos, kad tai yra užsienio politikos aktas, kad tai turi kontroliuoti bajorai, čia jų teisė, nes jie ten reguliuoja, kokią užsienio politiką vykdyti. Anksčiau, tai, sakykime, viduramžiais taip nebuvo. Tai štai Jogaila turėjo 4 žmonas, kadangi ilgai gyveno, tai 2 iš jų buvo jo pavaldinės. Ir paskutinė, kuri ten Jogailaičio motina, Sofija Ilčerniškė, tai irgi iš Lietuvos, sakant, diduomenės. Vytauto abi žmonos buvo jo pavaldinės iš Lietuvos diduomenės. Ir Julijona irgi? Taip, irgi Ilčerniškė. Ilčerniškė buvo gana svarbi giminė Lietuvoje tuo metu veikštiškai. Tai va, tai viduramžiais dar galima buvo nesunkiai kažką iš savo pavaldinių vesti. Čia turbūt nebūtų šitą pačią. Jeigu, sakykime, Vladislavas Vaza būtų gyvenęs dar viduramžiais, tai su jo Jadvyga Luškovska nebūtų ten jam gal tokios problemos ją vesti, jeigu labai norėtų. O štai čia jau atsiranda, kad bajorai pajutė savo, sakant, valdžią, kad mes čia turim tarti žodį, su kuo ten kokią politinę sąjungą sudaryti ir ką valdovui vesti, tai jau pasidarosi nelegalu. O Žygimantas Augustas dar sugebėjo, bet jam buvo labai sunku vesti Barborą Radvilaitę. Kitos 2 žmonos jau buvo politinės, iš Habsburgo giminės, ten jau granai buvo politinės sąjungos sudaromos tom santuokom. O čia jis dar šiaip ne taip su didžiuliais vargais dar sugebėjo išsikovoti, kad galėtų ir pavaldinę vesti. Čia jau yra lūžio momentas, kai jau tarsi valdovui nebepriklauso. O štai Vladislavas Vaza jau apskritai nebegalėjo, net ir su dideliu noru ir dideliu vargu šitą padaryti. Keičiasi žodžiu papročiai, keičiasi politinės normos ar kaip čia pasakius. Bajorų diktatūra faktiškai tokia, diduomenės, neįlinių kažkokių bajorų, bet tokių įtakingesnių, magnatų. Jie nori spręsti. Jie pareiškia, kad valdovo sprendimas įvesti kažką ten, kas jiems nepatinka, pažeidžia jų teisės. Bet šiuo atveju, kadangi mūsų ir tas laikas į pabaigą šitiek tinta, tai dabar aš vis tiek, kaip iš Dzūkijos, tuos miškuose gyvendamas, tai kad maždaug kokių ten įdomybių yra, štai ir ta senovės pagoniška, jeigu tą žodį naudot, lietuvių šventykla čia yra ir tokios istorijos susiję, pačios garsiausios su monarkų meilė irgi vyksta čia Varėnos rajone sąsajos tokiau, ir čia ir Barbora Radvilaitė, ir Žygimantas Augustas, ir Vladislavas Vaza su Luškovska, tai tiesiog, kada kitą kartą man, nežinau, pavydu, kad mes neturim kokio Aleksandro Diuma, kuris čia, aš nežinau, kiek galėjo romanų parašyti, ten yra, tai ir iš kitos pusės tai, kad jūs, gerbiamas Libertai, šnekat apie mūsų tas tradicijas, kurios pamirštama ta mūsų istorija, kuris susijusi labai įdomu, tai norėčiau tikėti, kad išklausę gerbiamo Liberto, gerbiamo Tomo, ir varėniškiai, ir tie, kurie žiūrės, vis tik tai labiau domėsis mūsų tradicijom, buvusiom labai gražiom, domėsis mūsų be galo turtinga istorija. Ir jeigu jūs domėsitės, tai jinai bus nepamiršta, kur žmonės, jeigu žmonės nežino savo istorijos, jie visada lieka vaikais. Tai iki kitų susitikimų ir ačiū mūsų pašnekovui. Viso geriausio.